Labas vakaras, kolegos, prekiautojai ir žmonės, kurie planuoja pradėti prekiauti. Tai dabar kaip ir supratote iš temos, tikiuosi iš thumbnailo, kad šiame video mes šnekėsime apie prop firmas, kas jos yra, ką jos suteikia ir kokios jų galimybės ir kas yra svarbiausia, kaip praeiti iššūkius. Taigi, kas yra prop firmos? Prop firmos arba finansuojamos įmonės yra įmonės, kurios už jūsų žinias, jums suteikiamas kapitalas, yra taisyklės, kurių reikia laikytis ir galima dirbti su svetimais pinigais, kas yra pasakiška galimybė. Nes kai aš pradėjau, tokių įmonių nebuvo. Ir man, kad pradėti, teko naudoti savo pinigus, kurie iš tikrųjų sudegė. Ir netekau ganėtinai daug iš tikrųjų. Tačiau dabar, kai yra tokios įmonės, kurios už jūsų žinias jums suteikia kapitalą ir ką jums reikia padaryti, tai pereiti minimalų iššūkį, parodant jiems, kad jūs suprantate, ką darote Forexe, tai iš tikrųjų atveria didžiulės galimybės, jeigu tu neturi kapitalo. Todėl važiuojam. Taigi dabar pakalbėsime apie vieną įmonę, apie pavyzdį, aš jums parodysiu kaip pavyzdį, su kuria aš dirbu iš tikrųjų, kuri suteikia man kapitalą, su kuria aš stipriai pradėjau ir kuri, paimkim taip, paskatino mane plėsti šią temą, ypatingai lietuviškoje rinkoje, kurioje toks kaip Forexas jisai negyvavo, tačiau kad ir kaip žmonės prieš tai nusistatė, labai daug šneka apie lengvus pinigus, čia nėra lengvi pinigai, čia turi iš tikrųjų suvokti tai, ką tu darai ir jeigu tu suvoki, ką tu darai, galimybės žvėriškos ir, kaip sakoma, sky's the limit. Nu tai, vat, dabar pažiūrėkime įmonę, Funding Traders, aš su jais dirbu iš tikrųjų, kaip dirbu, aš per juos turiu kapitalą. Lygiai taip pat kaip ir jūs galbūt ateityje praėjęs challenge'us, aš gaunu fundintus accountus ir su fundintais accountais tu dirbi. Ir tu rizikuoji, kuo? Tu rizikuoji jų pinigais, gaudamas savo kapitalą. Ta prasme, tikrai gali už to uždirbti, o jau gavęs kapitalą, pinigus gautus, įsėdi savo brokerį. Turėdamas pinigus brokeryje, volia, taisyklės jūsų, dirbate kaip jums patogu, nereikia laikytis jokių taisyklių. Minusas su prop firmomis yra tas, kad jums yra suteikiamas kapitalas, tačiau yra taisyklės. Kaip ir pavyzdžiui, dabar galim pasižiūrėti steps to get funded, žingsniai, kad gauti finansavimą. Yra vieno žingsnio challenge'as ir yra dviejų žingsnių challenge'as. Nu, iššūkiai. Tai dabar trading challenge'as. Ką mes turime? Mūsų profit targetas yra 10%. Reiškia, per pirmą fazę, pirmoji fazė, mums reikia uždirbti 10%, nepažeidžiant taisyklių. Taisyklės labai paprastos. Minimalus dienų skaičius, tai yra viena. Jūs galite iš tikrųjų per tą pačią dieną pereiti challenge. Aš tą dalinausi Discordo grupėje iš tikrųjų žmonėms parodžiau, jau pasiėmiau challenge 100 000 ir pirmąjį fazą įvykdžiau per 3 valandas. Iš karto gavau savo antrąjį fazą, jį įvykdžiau per valandą ir taip gavau finansuojamą accountą, kai buvo patikrintas mano iššūkis. Jisai buvo geras, aš gavau laišką, kad congratulations, you got funded, nu, nesmė. Žiūrim, grįžtam čia. Maksimaliai tu gali netekti 10%. Tai čia kaip ir tu turi uždirbti 10 arba sudegini challenge, jeigu prarandi 10%. Tai 50-50 tai paimkime, ne? Ir dienos maksimalus lūsas. Kiek maksimaliai galite prarasti per dieną, tai yra 5%. Jeigu per dieną prarasite daugiau, ateis laiškas, pamatysit, we are really sorry, you burned your account ir ragai. Rezumė taip, jeigu tikrai suprantate, liuks, tarkime, praėjote pirmą challenge, einame prie verification. Verificationas, sakykime, yra dar lengviau. Jūs patvirtinate savo strategiją. Jums reikia uždirbti 5%, tai yra lygiai tas pats, kaip yra dieninis lūzas, irgi 5%, maksimaliai galite netekti 10%. Viskas, įrodo, kad jūsų strategija veikia, kad jūs suprantate, ką darote ir volia turime trečią žingsnį, kuris yra funded,
gaunate finansavimą. Finansavimas, profit splitas, kaip matote, 100%, tačiau čia, kaip sakykime, papildomi. Adsonai parodysiu. Įprastai yra 80%. Kaip sakiau, yra dalymasis. Įmonė jums suteikia finansus, todėl jie pasiema kažkokią dalį. Aišku. Tai dabar, kame yra visas kabliukas? Kabliukas dabar yra tame, jog norint pasimti challenge'ą, jisai kainuoja. Dabar, kaip matote, challenge'ų accountai yra nuo 5000 iki 500 000. Kiekvienas accountas kainuoja skirtingai. Tai dabar, tarkime, 5000 accountas kainuoja 50 baksų, tu jį pasiemi, gali pasiimti dar šitos adsonus, papildomos, sakykime, paslaugos prie accountų. Tai kaip matote, 7 dienų payoutas, tarkime, ne? 7 dienų payoutas, kad savo pirmąjį payoutą, kai jūs esate fundinti, gausite po 7 dienų. Tai, kaip aišku, nes įprastai, jeigu šito neimat, accountas, su kuriuo dirbsite, fundintas accountas, pirmasis payoutas ir po to visi likę, kas 14 dienų nuo jūsų pirmo atlikto trado. Tad pasigalvokit, iš tikrųjų 7 day payoutas, aš imu kiekvieną kartą, tikrai apsimoka. Profit splitas, kaip yra dalymas, iš tikrųjų kaip jums yra patogiau. Aš kartais imu 100%, kartais ne, kartais lieku prie 80%, čia sakau, priklauso nuo kiekvieno jūsų. Ir geriausia dalis ta, kaip matote, visi accountai skirtingai kainuoja, tarkime 100 štukų accountas kainuoja 550 baksų. Geriausia dalis ta, jeigu tu tikrai suvoki, ką tu darai Forexe, praėjęs challenge'us su tavo pirmuoju payoutu, jums grąžina pinigus. Jiems nėra tikslo laikyti tavo pinigų, kuomet tu supranti, ką tu darai ir tu uždirbi iš to. Tai čia win-win situation. Todėl, kad ir nusipirkė 100 štukų accountą, sumokėję 550 baksų, dar tarkim pasiemate 7 dienų payoutą, 632. Praeinate challenge'us, atidirbate 7 dienas, esate pliuse, paprašote payouto, gaunate savo investuotą sumą ir gaunate tai, ką uždirbat. Tai aфигена situacija. Plius jau paprašė savo payouto, gaunate payoutą, gaunate vėl naują accountą, fundintą accountą, su tuo pačiu 100 000. Tad rezumė taip. Kiekvienas accountas, 5 štukos, 50 000 ar pusę milijono, jūsų sąlygos yra tos pačios. Uždirbti 10%, uždirbti 5% ir gaunate finansus su tokiu challenge, su kuriuo praėjote. Aišku. Tikiuosi. Tai dabar tai toks lengvas review'as iš įmonės, šitos mūsų pirmosios fundingų, jog highlightai, kaip matote, pirmąjį feizą iki oktobrio, tai reiškia iki spalio mėnesio, bendrai sudėjus perėjo tik tai 23%. Yra nedaug, reiškia kas ketvirtas, netgi mažiau. Tad, ką aš labai noriu stipriai paminėti, jog svarbu risk managementas ir tikrai papulsit, sakykime, į tuos 23%, kurie praeina pirmąjį feizą. Kaip ir sakiau, ar 10% netekti, ar 10% uždirbti, tikrai įmanoma. Toksai 50-50 labiau, bet kaip matote procentai, 23. Feizas antras, kur reikia uždirbti 5%. Čia tas pats, kas daily losas 5%. 51%. Tai aš asmeniškai su šita įmonė, kiek esu dirbęs, pas mane accountų nemažai. Ir feizą antrą aš esu sufeilinęs tik tai vieną kartą ir tai iš skubėjimo, nes nenusistačiau SL. Aš atsimenu istoriją tokia, jau važiuoju į Vilnių, man ten reikalai, kažkas paskambino, kažkodėl labai greitai reikėjo išvažiuoti. Aš tik tai susikrovau manatkės ir išvažiavau. Ir tik tai važiuoju, laiškas man ateina į paštą. Galvoju, kas man rašys vidury dienos, nes dažniausiai reklamos tokios, ar dar kas nors ryte ateina arba vakare. Priklauso nuo žemyno, kur subscriptionai paimti. Ateina. Sorry, sufeilinai. Važiuoju. Ir nervas ima. Ir galvoju, kame bėdos, nes SL tai buvau pasirinkęs gerą ir nusistatęs. Ir jeigu man SL būtų hitinė, aš tikrai nebūčiau sudeginęs account. Grįžau namo, pasijungiu kompą, prisijungiu prie challenge'o, žiūriu, SL nėra, ragai išrašyti, sudeginai accountą, tai sudeginai challenge'ą, kitaip nebus. Dabar visiems aktualus klausimas. Kaip pereiti challenge'us?
aš challenge turėjęs daug, patikėkit manim, daug esu sudeginęs, daug esu praėjęs, mano procentalumas, jeigu toje nuotraukoje nurodytas, yra kur kas geresnis. Taigi, mano patarimai, dabar klausom. Kas yra svarbu, tai turėti risk rewardą. Bent jau 1:2. 1:2. Turėdami risk rewardą 1:2, mes, kad ir pataikydami pusę, tarkime, atlikome bendrai 20 treidų, ne? Pataikėme 10. Tai iš tų 10, tarkime, turime 100 000 akauntą. Rizikuodami po 1%, reiškia, rizika bus, ne? Rizika. 1%. Tai kitaip tariant, nuo 100 000 1% yra 1K. Štuka baksų. Tai dabar taip. Štuka baksų, jeigu mūsų pataikymas yra 50%, tai bendrai 10 mes pataikėm, 10 nepataikėm. Tai tuos 10, kurių mes nepataikėme, 10 mūsų kart 1%, mes turime 10K minusą. O 10 pataikėm. Tai jeigu mūsų risk rewardas yra 1:2, 1:2, rizikuojame mes po 1%, reiškia, jeigu mūsų treidas tikslingas, mes uždirbame 2%. Jeigu mes uždirbame 2%, tai reiškia 10 kartų sėkmingai įvykdę savo treidą ir pasiekę mūsų take profitą, mes turėsime 10 kartų, turėsime 20K. Paprasta. Ir dabar matematika labai, sakyčiau, paprasta. Jeigu turime 10K minusą, 10 treidų pramazinę ir 10 pataikę, mes turime bendroje sumoje 10K plius, kas yra 10% ir mes jau įvykdėme challenge. Mes praėjome challenge. Pirmas feizas įvykdytas. Lygiai dabar tas pats su antroju feizu. Jeigu mes praeiname vadovaudamėsi tokia pačia strategija, risk rewardas 1:2, rizikuojame per treidą 1%, reiškia, mums užteks 10 treidų, jeigu mūsų pataikymas yra 50%. Tai vat lygiai taip pat mes uždirbsime 5K. Ir visą tai įgyvendinę mes turėsime ką? Mes turėsime mūsų funded accountą. Jau su funded accountu galite dirbti kaip nori. Taisyklės išlieka tos pačios, kaip ir mūsų challenge. Daily lossas 5%, maksimalus 10%. Tai reiškia, 10 000 galite pilnai pralošti. Ačiū, viso gero. Einame challenge per naują. Nes, kad ir jūs fundinti, jūs galite gauti pirmą pjautą, antrą, trečią, ketvirtą ir ant 5 karto suklys. Bet, tai vėl challenge per naują, nes taip vyksta. Pas mane lygiai tas pats vyksta, aš būna dirbu, sudegini vieną accountą, eini vėl per naują challenge. Dėl to pas mane tų challenge accountų, sakykime, daugiau, aš jau esu daugiau praėjęs ir vienas nepaeina, eini į kitą. Ir viskas. Paprasta matematika. Labai paprasta matematika. Dabar taip, dar vienas dalykas. Iš tikrųjų, strategija, kurią aš naudoju, kurią aš jums siūlau naudoti, tik tai jinai yra labiau rizikinga. Kai gaunate savo accountą, jums reikia, kaip sakiau, uždirbti 10%, ne? Priklausomai, aišku, nuo įmonės, galbūt galima rasti 8, tačiau vėlgi, įmonės kredencialumas, taip toliau, geriau naudoti tas, kurios yra išmėgintos ir tos, kurios yra pristatytos šiame video. Taigi, uždirbti 10%. Tai vat, kaip aš dirbu ir kas man tikrai veikia, tai yra naujas accountas ir mūsų pirmąjį treidą, tarkime, 1:2 risk rewardas, savo pirmąjį treidą jūs rizikuojate ne 1%, o rizikuojate 2%. Tai tarkime, rizikuojate 2%, treidas paeina,
1/2 risk rewardas, mes turime 4% pliusų. Jau, sakykime, esame beveik įpusėję. Jeigu treidas paeina, mes vėl rizikuojame 2%, vėl 1/2 risk rewardas, vėl uždirbame 4%. Ane? Paprasta matematika. Jau 8%, iš tikrųjų lieka tik 2% uždirbti. Nėra sudėtinga. Dabar alternatyviai, jeigu mūsų pirmas treidas nesueina, tarkime, turime gerą stop lossą, kuris buvo hitintas ir netenkame nuo 100 000 2%, reiškia 2000 baksų. Ką aš toliau darau? Kad negamblinti vėl su 2%, aš po savo loso rizikuoju 1%. Rizikuoju 1%, vėl turime risk rewardą 1/2. Turime risk rewardą 1/2, uždirbame 2%. Jau mes esame ant savų. Vėl turime tą patį 100 000. Ir tada nuo čia aš vėl varau su 2%, naudodamas tą pačią strategiją. Jeigu nepasiseka, einu vėl į 1%. Jeigu sudega 1%, vėl eini į tą kitą treidą naudodamas 1%. Ir taip ratu, kol tu grįžti vėl, sakykime, ant savo savų, vėl rizikuoji 2%, kol pakyli viršų. Tai tarkime, suėjo 1-2%, tu turi 4% pliuso, šitoje vietoje. Sekant treidą vėl rizikuoji 2% ir jisai nesueina. Jeigu treidas nesueina, tada mes, ką darome, tai rizikuojame 1%, ko vėl uždirbsime savo 2% ir tada vėl grįžtame prie mūsų 2% taisyklės. Viskas labai elementaru. Dabar tai, kokias strategijas naudoti? Vėlgi, dirbate pagal save, jeigu jau apsiemate challenges, reiškia, esate susipažinę su Forex. Daug strategijų galite rasti pas mane kanale YouTube. Iš tikrųjų, nemažai jų aptariu kaip įeiti treidus. Tad susitvarkydami savo risk rewardą, susitvarkydami savo risk managementą, galite bandyti pereiti savo challenge. Praeidami challenge'us turėsite fundintą accountą, gaunate savo pirmąjį payoutą ir jau dedatės į brokerį. Planas chuliganas labai paprastas. Dabar taip, apšnekėjom apie fundingą, apšnekėjom apie kainas, kas yra aktualu. Nepaminėjau, kad yra vienas stepas, galite pasižiūrėti, kainos tos pačios, tačiau skiriasi taisyklės ir vieno stepo aš nerekomenduoju, 2 stepai geriau. Kaip ir kalbėjome, visur yra procentalumas. Procentalumas aš naudoju nusistatyti, kokį lotų dydį įmesti į rinką, jeigu mano hitins SL, kad aš būčiau 1% minuso arba 2% minuso, priklausomai kokią strategiją naudoju. Tai yra toksai MyForex bookas, Forex Calculator, labai paprastai. Ir dabar, tarkime, nežinau, dirbate su GBP USD, pasirašote accounto size, tai yra accounto dydis, rizikuojate 100 000, tarkime. Risk rationas, reiškia, kiek procentaliai norite rizikuoti. Tai kaip ir minėjau, 1% nuo treido, reiškia, rašome 1%. Stop lossas. Koks yra jūsų stop lossas, jeigu treidas nepaeina, pasiekia jūsų stop lossą, esate jau per TradingView šitame video susipažinę, kas yra TradingView, susipažinę, kaip naudotis TradingView, žinote savo stop lossą, kiek yra pipų, tarkime 20. Pasirašome 20, paspaudžiame Calculate ir kaip matote, apačioje mes turime mūsų size lotą 5. Tai dabar įėję į kainą, įdėję 5 sloto ir kaina nusileidžia iki jūsų SL, jūs netenkate štukos baksų, kas yra 1%. Tačiau jeigu jūsų treidas pasiekia jūsų TP, kas yra 1/2 risk rewardas, tokiu atveju jūs uždirbate 2%, kas būtų 2000 baksų. Viskas labai paprasta. Tai dabar va toks lengvas pavyzdukas. Tarkime, žiūrite, kaina eina į apačią, surandate savo įėjimo tašką kur nors čia. Šitoje vietoje, jeigu eis, nukris, jūs įeisite į savo short poziciją. Savo SL nusistatote, kaip jums patogiau, čia būtų galima swing high nusistatyti. Ir turime, taip va pasidarysim, turime lygiai 20 pipų. Savo risk rewardą 1/2, maždaug irgi viską rašo, kainos yra 2 kartus paklikinate ir viskas.
turime savo stop loss. Dabar jeigu kaina mum čia nueina, hitina mūsų entry pointą ir tada pasiekia mūsų selas nustatytas, 20 pipų, hitina, mes išeiname iš treido su minusu. Tik tai mums dabar reikia nusistatyti tinkamą loto dydį. Turime mūsų įėjimo tašką, turime mūsų, kad selas yra 20 pipų, nueiname mes į puslapį, pasirenkame porą, audio PI, accounto sizas 100 000, risk reward durationas 1% ir stop pipų losas 20. Spaudžiame calculate ir matome, kad į rinką įdėję 7,4 loto, jeigu treidas nepasitvirtina, mes turėsime 1% minuso arba, kitaip tariant, štuką baksų. Viskas, ieškome kitos galimybės ir judame su savo tradingo planu, kad praeiti finansuojamą challenge. Abracadabra, visas planas. Tai va, chebryte, ačiū, kad žiūrėjote. Kaip ir sakau, mūsų finansuojamos įmonės suteikia labai daug naudos. Aš kai pradėjau, jų nebuvo ir savus pinigus degint gaila, nesmagu ir širdis skauda. Tačiau dabar, kai yra tokios galimybės, kai tu gali gauti netgi 100% payoutą, tikrai apsimoka naudotis tokiomis progomis. Tad, kodėl ne, ypatingai, kai šitos įmonės CEO pats treidina su 150 milijonų, kaip mes kalbėjom, aš atsimenu. Tai įsivaizduokit, kad Bachūras rimtas sukūręs įmonę ir kiek žinau, jisai pats treidina virš 20 metų, o retaileriams treidinimas atsirado prieš 10. Tai jisai Wall Street'e dirbęs iš tikrųjų, rimtas dėdulė, tai paimkite. Todėl, kaip pasakau, naudokitės galimybėmis, naudokitės, ką suteikia aplinkiniai, naudokitės, ką suteikia ypatingai tokios įmonės. Ir mokykitės Forexų, nes tema ledinė, reikia noro, reikia laiko ir reikia pastangų. Todėl, kurių bendruomenė, Discordas, būtinai prisijungiame, rasite po kiekvieno video description'o apačioje, įsijungimus prisijungiame, diskutuojame, klausime, live pokalbiai vyksta, kartais su nariais, kartais su premium grupė, priklausoma iš tikrųjų. Tačiau visos galimybės atviros. Tad, kas žiūrėjote iki galo, pasubscribina kanalą, pasidalinam ir visą kitą padarom. Todėl lauksiu jūsų grupėje, atvykstate į grupę, parašėte sveiki, kas domina, taip toliau, iš tikrųjų, jei ne aš padėsiu, padės bet kas kitas. Todėl ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi informacija naudinga. Jeigu turite pastebėjimų į komentarus, bendraujam, viską atsakysiu ir judame link bendro tikslo. Uždirbti dolerių.